Labas visiems, šiandien parodysiu, kaip vos per kelias minutės su Pythonu galima sukurti slaptažodžių stiprumo tikrintuvą. Tai iš tikrųjų naudinga įrankė, kuris šiuo atveju padeda įvertinti, ar jūsų slaptažodis pakankamai saugus. Tai pirmiausia, mes importuosime regex modelį, tai jis leidžia mums naudoti reguliacijas išraiškas. Tai iš tikrųjų galingas būdas patikrinti, ar tas tekstas atitinka tam tikrą modelį. Tai pavyzdžiui, ar slaptažodžiai yra skaičių, didžiųjų raidžių ar simbolių. Tai rašome import re. Tada sukūrėme funkciją tikrinti slaptažodį, kuri priima vieną argumentą, slaptažodį, kurį mes norime įvertinti. Tai tikrinti slaptažodį ir viduje rašome argumentą, tai yra būtent mūsų slaptažodis. Toliau mes turėsime kintamąjį, stiprumas, jo pradinė reikšmė 0, tai šitas kintamasis bus naudojamas surinkti taškus, kuo stipresnis slaptažodis, tuo daugiau taškų jis surinks. Toliau mes atliksime 5 skirtingus patikrinimus, kiekvienas jų prideda po vieną tašką prie slaptažodžio stiprumo, jei šiuo atveju sąlyga yra tenkinama. Tai rašome if len, tuomet slaptažodis, tada yra daugiau arba lygų už 12. Tai čia tikrinsime, ar slaptažodis turi bent 12 simbolių. Tai vienas iš saugumo pagrindų. Toliau mes tikriname, tai pirmą pridedam vieną tašką prie mūsų stiprumo ir tuomet mes tikriname, ar slaptažodis turi bent vieną didžiąją raidę. Tai if r search, čia rašome r ir tada rašome a ir z. Taip pat įdame slaptažodis, čia rašome vėlgi vienas taškas, štai taip, ir tuomet sekantis patikrinimas vėl bus, bet tikrinsime, ar turi vieną mažąją raidę. Tai if r search, r, tada lūkštiniai skliaustai, a minus z, tuomet čia turim slaptažodis ir vėl vienas taškas stiprumui. Tai plus lygu 1, toliau mes tikrinsime, ar mes turime bent vieną skaičių. Tai šiuo atveju naudosime specialų modelį, tai yra būtent /d, kas reiškia digit, skaitmenį. Rašome if re search r/d ir tuomet mūsų slaptažodis. Pridedame prie stiprumo 1. Sekantis pas mus bus paskutinis jau, ar ne? Tai tikrinsime, ar slaptažodyje yra specialiųjų simbolių, tokių kaip šauktukas, eta, grotažymės ir panašiai. Tai iš tikrųjų padidina saugumą. Taip, tai rašome if re search, tuomet r ir tada surašome visus simbolius. Tai čia bus eta, tada bus grotažymės, doleris, procentas, žvaigždutė. Čia galite sudėti visus specialiuosius simbolius. Aš sudėsiu į vos kelis, na ir tada mes tiksliau pridedame dar vieną tašką prie stiprumo, plus lygu 1 ir pagal tuos surinktus taškus nustatysime jo stiprumo, ar ne? Tai rašome if stiprumas yra mažiau arba lygų už 2, tai reiškia, jeigu jis surinks tik 2 taškus, mes grąžinsime, kad taip, return labai silpnas slaptažodis, ar ne? Jeigu mes taip, elif, jeigu šiuo atveju stiprumas yra lygu 3, tai bus šiuo atveju vidutinis stiprumo, ar ne? Jeigu mes taip, elif, stiprumas daugiau arba lygu už 4,
Čia mes šiuo atveju grąžinsime stiprus slaptažodis. Jeigu kas nors nutiktų netikėto, mes grąžinsime taip pat žinutę, ar ne? Tai čia grąžiname, kad nepavyko įvertinti slaptažodžio. Taip, nepavyko įvertinti slaptažodžio. Na ir galiausiai vartotojas jau įves tą slaptažodį, mes jį patikrinsime ir žinoma parodysim rezultatą. Tai rašome slaptažodis, rašome lygybę, rašome input funkciją ir čia prašome vartotoją įvesti savo slaptažodį. Štai taip. Na ir tuomet grąžinsime tą rezultatą. Štai taip, kviečiame savo funkciją, čia įdedame savo slaptažodį. Na ir tuomet mums belieka grąžinti rezultatą. Štai taip. Na štai, grąžiname rezultatą. Kadangi jau mūsų kodas parašytas, pabandykime patikrinti ir pažiūrėti, kaip mūsų slaptažodžio stiprintuvas veikia. Tai rašome Python, rašome failo pavadinimą, spaudžiame Enterį, matote, prašo mūsų įvesti slaptažodį. Na tai pabandykime įrašyti patį paprasčiausią. Grąžino labai silpnas slaptažodis, pabandykime stipresnį. Atsiprašau. Taip, Pythonas, tuomet labas 123, vidutinis stiprumas, dar kartelį, pabandykime su specialiaisiais simboliais, stiprus slaptažodis. Kaip matote, mūsų kodo stiprintuvas veikia. Viskas, vos keliomis kodo eilutėmis sukūrėme naudingo slaptažodžio stiprumo tikrintuvą. Jei tau patiko, sek Dev Horizon Academy, čia rasi dar daugiau praktinių pamokų ir projektų. O jei nori mokytis sistemingai, kviečiame į mūsų Python programavimo kursus. Pradėk savo kelią IT pasaulyje jau šiandien.